Na ką, viena iš pirmoji pramonės Maksimos lankytojų. Sporto klubas dar neatidarytas. Labas rytas, šiandien važiuoju į sporto klubą, filmuosim treniruotę su atsidavę sportui. Noriu pakalbėti, paklausinėti, taip pat galbūt įdomu panelė, kaip jinai sportuoja ant tuščio skrandžio ar ne, aš ką tik papusryčiavau, tai žiūrėsim, kaip man seksis. Negalėjau ryte prasibėgti krosiuko, nes lyja, neturėjau kitų kėdukų, o į sporto klubą su šlapiais kėdais neįsiu. Tai dabar važiuosiu ir žiūrėsim, kaip seksis. Iki sporto klubo atidarimo ir apskritai pramonės prekybos centro dar likę 10 minučių. Tai stoviu, žvarpstu. Šalta. Laukiu, kol atidarys. Galėčiau eiti dabar pabėgioti. Paskui bėgti tiesiai į klubą. Na, sporto klube aš irgi bene pirmoji lankyta. Dar vienas vyras lyg atėjo ir einu prasibėgti. Paskui pasidarysiu nugarytę ir lauksiu prisijungsiančių. Tai dabar eisiu daryti pratimų pečiam keletą repeticijų, nes reikia pradėti tonizuoti pečiukus ir pratimai nugarai. Pasidariau treniruotę savo nugaros ir atėjo mano draugė Gym Buddy, Giedrė, ir štai atsidavė sportui komanda Simona su Aurima. Šiandien filmuosim kojyčių treniruotę, pasidarysim bendrą treniruotę su Simona, parodysim pratimus, kuriuos dažniausiai atliekame salėje, norėdamas padailinti užpakaliukus ir kojas. Aurimas šiandien merginų treniruotės operatorius. Pats geriausias darbas. Taip. Pradžia be abejo apšilimai.
su laisvu svarigu. Visą treniruotę matysite atsidavę sportui tinklapyje ir visose socialinėse tinkluose, net nebijoju, kad bus pasidalinta video filmuku. Tai merginos, bus puikiai treniruotė. Mūsų prižiūri profesionalai, tai gaunam ir gerų patarimų. Buvo atgal, ne? Ai, nu, tai turi išlikti, ta prasme, eiti. Va, išeina. Jeigu norit patikrinti, ar darote taisyklingai pritupimus, tai va atsistoja taip, kaip matėte, prie sienos. Ir jeigu jūsų keliai nesiremia ant tiek, kad jūs mestų atgal, tada reiškia, gali daryti taisyklingą pritupimą. Naujiena. Labai smagu iš tikrųjų, kad treneriai pramonės sporto klube yra labai paslaugus. Tai bet kokį pratimą darant, jie visada pataisys, pasakys, kaip geriau, kaip išvengti traumos ir panašiai. Na štai, baigėm treniruotę. Treniruotė tikrai buvo puikiai. Su Simona gerai pasportavom. Labai puikiai porelė, Aurimas ir Simona buvo žavūs, jauni, gražūs, energingi, labai draugiški. Na, o dabar aš eisiu ruoštis ir vėliau vakare manęs laukia tetos gimtadienis. Šiandien yra mano high carb diena, tai valgysiu kažką skanaus, jau realiai viską susidėliojau, MyFitnessPal žino mano kalorijas, nebent kažkas keisis, tai galėsiu kažką pridėti, atimti, dar turiu galbūt 300 kalorijų, tai laisvi rinktis, galiu valgyti ką noriu, 300 kalorijų ribose. Čia nekreipkite dėmesį mano plaukus, einu maudytis ir atostogų siaubai. Močiutė pagamino picą, kurios negaliu valgyti. Negaliu, močiutė, dar valgyti picos, mano krikštasinis. Negaliu dar picos valgydėje, bet grįšiu spalį, tada tikrai valgysiu. Bet man be mėsos. Man be mėsos kitą kartą, kai grįšiu, picą reikės. Gerai, nu, maudytis ruoštis, kaip sakiau, yra planelių šiai dienai. Ir rytoj važiuosiu į spa su draugu ir kita draugų porelė. Reikia truputį atsipūsti, atsipalaiduoti. Aha. Ir rytoj dar kaip tik ryt ir poryt bus 2 iš eilės mano low carb dienos. Tai aš atleista nuo sporto, bet vis tiek eisiu pasiplaukyti į baseiną. Kaip nerealu, dabar va aš sau skinuosi salotas. Ir daržą. Nu, gyvenčiau Lietuvoj, tai tikrai visada pasisodinčiau kažką tokio. Nors užtektų nueiti pas močiutę į daržą. Ten visko, braškių, žirnelių. Vasarą grįžti į Lietuvą, tai man kažkokia palaima. Obuolių dabar noriu obuolių. Šiandien, kaip sakiau, mano high carb, tai valgysiu kokius 3 obuolius. Kas čia per gėris?
Skaičiavau, valgysiu lašišos, štai visokiausiais prieskoniais išmarinavau. Ir čia yra baklažanas su cukinija. Bet labai... Į priekį svyruok kūno svorį. Lengva pasakyti, bet žinau, sunku išmokti. Išmokau greit. Nu dar. Į kitą pusę. Ir štai vaišės toks tortas, užkandos visokiausi, vieno kąsnio sumuštinukai. Ir nieko negaliu valgyti. Įsikepsiu tik savo lašišą. Skinti skaniausi. Truputį savo panalaidžiauju šiais metais. Va, iškepė šašlykai ir dabar mano maisto eilė.